Sveiki atvykę į mano kanalą. Dabar aš esu Dalata mieste, Katras rondas Vietnami, ir šiandien sugalvojau padaryti tokį prikolą. Šiandien išsinuomosiu viešbutį už 2 eurus primeskėt. Ir pažiūrėsim, kon galėjom už tokį pinigų sumą gauti, o ryto jau nakvosam prabangiam viešbutį. Pažiūrėsim, kon už 20 eurikų galėjom gauti. Tai manau, kad bus įdomi, žiūrėkit toliau ir viską pamatysit. O čia tai matau jau, ką prikols. Šitą reik batus nusimauti. Here. B4. B4. B4? Yeah. Okay. Hebra, čia autobusas. 2, 3, 4. No? Here? Okay. Nuveids tai žiauriai. Man lau per vidurį sak bus. Nu, tipo. Įsitaisiau, bet nelaba, kurį tai tu pasidėjai. Tai čia pasidėjau kuprėnį. Ten maišiokį įsidėjau batus. Ir ten biškį maistą turiu. Per vidurį sėdu, šiaip norėčiau gal prie longo labiau sėdėti. Bet šiaip tai įdomi čia. Kažin nurodo tas ekrans kažkam. Na, jis patinka. 8 valandas švies naktį važiausim. Užsitraukiau žaliuzį, dabar turiu privatom. O jau pajudėjom. Jeigu būtum kokį 1,7 m, tai čia pilną tiltum galėtum išteisti pilną kojas. Tai ta 8 valandų kelionė man kainavo 23 eurus. Už 2-3 eurus gauni pačią kelionę. Daud pledoką nesušaltum, vandens ir nežinau, čia dar kažkoks ir šlaps pažiūrėsiu. Nu, šlaps ir vietėlį. Gali pasikrauti telefoną ir čia pormik žiūrėk. Tokiai bairi. Nu, o antras mygtukas palei tai niek nedaro. Ekrans jaučiu neveik irgi. Geras. Porą valandų pavažiavom tojom. Turi kažkokių kavinukių. Būtų gera tūliks, aiva ir. Niek neimsiu šį brongę biškį ir varau atgal į autobusą. Darbą prikols, kad kaip išlipi paner šliurius ir gali pasirinkti. Apsimauti ir eiti savo. Ar į tualetą, ar nusipirti kažko. Aš taip pat susispyriau. Ir čia vis tai mygtami autobusas to. Čia Mona, čia Kits, čia Davins. Bet čia, man atrodo, geresnis biškį ir. Jo. Čia per vidurį nėra kėdžių, tik vieno pusė ir kito pusė. Tai daugiau veitis turi. Ką pažiūrėsim kiek miest, gal tuoj gausam. Atvažiavau. Gal 2 valandas pamiegojau. Visai smagia. Tik nebuvau toliau suplanavęs, ko darys. Dabar įbė 15:05. Ar čia varyti viešbutį kažkur, bet ar čia be apsimok miegoti, gal tiesiog palaukti iki ryt? Nežinau dabar, kon tik atsikeliavęs, nes nesusigaudau. 7 valandų beveik, jau pilna šveisė. Ir kol kas įspūdis apie ton miestelį, nu, gražia. Toks švarus, tvarkings, neprimen Hošiminą. Čia toks labiau gal europietiškas miestėlis atrodo. Jo, tai va kažkas tokia ir plus tas vadama miestas, kad ramės uns yra, nu, tarp tokių kalnų plius minus. Pažiūrėkit, ką atrodo. Bet kiek gražia. Amazing! 200 metrų nuėjau nuo autobus stoties, kol kas toks įspūdis. Varau pavalgys, sėmiau pusryčius. Čia kažkas iš kiaušiniaus plius minus padaryti. Man atrodo, yra ir mėsos biški. Ir čia kas čia yra jūros gėrybės kažkokias. Šiaip negalvojau, kad čia tie bus, bet geras. Thank you. Ir kažko dar čia atneš kavos arbatos gal, net neprašiau. Nežinau net ką čia valgy dabar. Ir viskas kainavo tik 1,90 €. O valgau kokio vaveito. Sėdant kažkokiu vaikišku kėdučiu. Taip, kaip man ir patinka. Čia yra miestėlis mažesnis ir pavyzdžiui, aš dabar išsinuomojau mopedą. Tokį va. Nu čia geras jau, ta prasme, aš matau. Parodyti visokių navaruotų irgi ir gera atrodo. Nebus gėda po rajoną važinėti su tokiu. Ir primeskėt, para kainavo mane 4,50 €. Nu, biškai pasidomėjau, ko čia galėtum dalait nuveikti. Tai dabar varom į tokį ką parkėlį. Ten ir tokį čiožyklą labai smagi. Ten tokį
Vakam gal labiau, bet aš pats dar vaks. Dar geresnis dalykas, ko ten gali padaryti, tai gyvūnus pašerti visokius. Po 8 valandos važiuoti su mocu, lekam. Aš įsakiau kažkokį bunbo išverti per artį, aišku, angliškai čia nešnekės, tai ten ir pamatysim tai jau. Ir čia vietinė kiti, kad reikia valgy, žvengi čia išmoj. Tipo iš to, kad mes bandėm susišnekėti, žinau. Bet įdomi. Čia taip bet kiek visko. Prie tos sriubos, kur praeitsik valgiam irgi, va, tuštą atneš, čia irgi sriubu tik biški tokį. Pipiriukų ir laimą. Kažko dar čia atneš gali sėdėti, sako. Čia išves atrodo kaip šokoladas kažkoks. Ir daug man nežinom dalykų. Ragaujam. Čia ta šokolado gabaliuks. Žiauriai šlykštė atrodo, nevalgysiu nuo. 30,000, ok. Thank you. Bye bye. Jo, nu tas sriuba tai nelabai iš tikrųjų. Daug labai neaiškių dalykų, tai bijojau net ir ragauti. Tai ton skistimoka biški. Biški mėsyts, makaroną, kas ten buvo. Ir viskas. Bet kainavo tik €10 centų. Jo, čia taip pat pigiai viskas tam dalati. Man patinka. Primeskėt, radau pinigų. Gal, kad čia tik 1 centas. Važiuoju, žiūriu tuokis kultūrskai Marenčiai. Netikėta, bet geras. Galim toliau. Ilga valga. Có cái liễn rất là biết sợ. Đây có chụp này chụp được con này. Nó đang ăn ở dưới kìa. Im kim kışta. Oh. Nepatinka, man atrodo. Konto? Niek neturiu. Oh. Thank you. Vo, dabar tai parėnu. Visi, palauk. Visim pavėjim draugišką. Ei, netimka. Žiūrėk, ką mušas. Čia šunys tiesiog laik. Im nó ăn. Con rợn. Tas gražus. Čia paskatinu nori nueiti. Turi pėšnys apsimauti ir basom eiti. Gali tik tas. Nepatinka nam. Čia mėgti netrukdom. Graži chata kačiukų. Čia kažkas šniuoja. Šitai va, kai jaučiu kambučiai, tas katins. Jau kokį minuot laik tas vaks erzė. O, pagaliau. Đi qua bên này. Man. Kokiek pus valandos laukiau, kad čia nučiuošti. Ir dabar nučiuoš visišką be emocijų. Thank you. Biški netgi baisiau negu atrodė. Smagia. Nu čia ką, už 4 eurus pam tai labai gera. Esu iš tikrųjų pavargęs ir nervuots, nes netyčia ištryniau kokį 10 minučių visai geros medžiagos. Tai video prasidės ne taip, kaip norėjau, bet nu žodžiu.
esu jau prie savo viešbučiaus, jau ir įsikūriau. Tai dabar parodysiu, kon gali už 2 eurus gauti Vietname. Net ne už 2 eurus, iš tikrųjų už eurų devim. Tai čia va yra mano hostelis, registratūra, tau pačiu ir bariuks. Gali pasiimti ir kokteilių, ir maistą, gėrimų. Vakar bus, pavyzdžiui, šeimos vakarienė čia. Šitą visi tipo šeimą, susėsam valgysam vakarienį. Bus daug maistą, sakė. Lipam viršų. Kriauklėje, tūliks, tuo pačiu su dušu. Dar vienas dušas su tūliku. O čia ir mano kambarys. Šitam kambarį ir keik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lovų. 12 lovų kambarį. Mano lovų šitą. Turam razėti ir apšveitėm. Spintelį tą susidėti, šmutkiam. Niek ypatinga, bet kaip už 2 eurus, tai čia kosmosas. Biški tik keista, kad nėra jokios pertvaros tarp kitos lovos. Kas sker mane nukėti žmogaus? Tai tik užuolaida. Jeigu čia kažkas mėgos, naktį besiversdams ant šono, gali ir susiglausti, kaip sakė. Toks vaizdas pro langą. Kokie minusą? Gal tai, kad biški karštų kambariai. Nėra kondiškis. Bet Wi-Fi'us trauk gerą. Visą ganėtinai tvarkinga, švarė. Tai ar aš galiu kažko čia daugiau prašyti už 2 eurus? Manau, kad ne. Buvau išlėkęs biški sumuots palakstyti iki parduotuvės. O dabar yra šeimos vakarienė. Pažiūram, ko čia paruošiu mum. 3 eurus mokėjau. Ai. Yes. Nuskanė belė, kiek pavalgėm. Šeimyninį vakarienį. Užskaityta. Niek jau gerą nebenuveikiau šiandien. Dar biškį pabuvom su šeimynu, galim sakyti jo. Su šeimynu pašnekėjom, pavakarojom ir viskas tą pavarysiu jau golti. Noriu rytoj anksti atsikelti ir varyti pažiūrėti saulėtekiaus į tokį gražį veitą. Tai susimatom tinas. Ain't no change in the weather. Ain't no change in the weather. Man atrodo, pavėlavo vis tiek. Kiek čia ta valandų? 5:06, 7 minutės. Ir jau tie apšveisė ir. Bet veitėlį tai gražiai. Pasakiška. Parodysiu ir jum. Visai šalta čia rytas. Dabar ir 14 laipsnių. Tai su mums taip nemalonė buvo važiuoti. Bet Kaunas čia kriokų. Tai kadangi jau esam tokio gražio veito ir viens į kitą žiūram čia taip romantiška, norėčiau tau padėkoti, kad žiūri man video, kad palaiką, o jei ir nepalaiką, nu į nepalaikyk. Vakar perkopiau 2000 prenumeratorių. Man čia ir nesuvokiam skaičią, nes jeigu įsivaizduoti 2000 žmonių vieno veito, tai čia labai daug ir esu labai dėkingas jums už tą. Nu, tai kon. Pasižiūrėjom, pabuvom čia to gražio veito. Jau čia grįžu varau mėgoti toliau, nes vėl vėliau užmėgau porą valandų mėgti tik tur, tai reikia išsilsėti pagaliau normaliai. Nors, manau, šiandien vakarį turėtų pavykti to padaryti, nes šiandien pasimsam viešbutį už 20 eurų, už kosminius pinigus. Manau, šį vakar mėgausimės prabangą. Varau mocą jau reikia atidauti. Atidaviau mocą.
Jau trečią kartą viskas gera, be jokių nesklandumų viskas vyksta. O šiaip, čia važinėti sumos ir veins malonoms. Nepalygins su Hošiminu. Ten visur belė kiek mašin, pastovi ant įtampas. Čia iš miestą irgi ir, bet daugiausia čia už miestą važinėjos. Tai keliuką platus, asfaltas, naus. Įsidėti kokius ausinukus, muzikas pasileidi ir kaip kokiam filmui jautys. Pasaka. No. Latvia is next to Lithuania. It's different country. Do you have Lithuania? You don't have? I will show you. Here. Latvia, Lithuania. Ah, Lithuania. We are a motorbike tour. After the tour, they ride for me something. Maybe you ride later. Okay. I want to Lithuania. Lithuania, Norway. Kai šis pagyvenęs vyrukas prie manęs priėjo, man išlipus iš autobuso šiek tiek išsigandau. Jis manęs paklausė, kur mano hostelis, todėl pamaniau, kad jis tik vienas iš daugelio taksi vairuotojų. Pradėjus kalbėti, jis man pasakojo apie savo turus bei parodė šią knygelę ir nuotraukų albumą. Dalate praleidau tik 2 dienas, todėl turėjau laiko tik 1 dienos turui. Bet turas buvo vertas kiekvieno cento. Pamačius jį sužinojau tiek daug. Ponas Čiong papasakojo apie savo vaikystę, karo metus, aprodė kalnus, krioklius, šilko fabriką, kavos ir gėlių, kažką. Karas geras, nice. What kind of tours do you do? You want to make a tour today? I will think. And I will WhatsApp, maybe I will text you, okay? We can make a tour today. Okay. I have your number, I have WhatsApp, I have information, took photo. Nice to meet you. You too. Nice to meet I you. have your name. Lucas, what's your name? Chung. Guta. Lucas. Luca. Lucas. Luca. Lucas, what's your name? Chung. Tum. Tum, okay, What nice. can do today? I will text you maybe, I will think about it, okay? Thank you. Nice to meet you. Nu čia rado, bišviestų prasme. Tu man patinka keliuojantis, nu privažiaut kažkoks, biržas su mocu. Išsitrauk 5 sąsivinis su kažkies užrašas. Sak iš kur esi, iš Lietuvos. Bam! Tik pravart šitą, iš Lietuvos kažkiai turistą. Užrašė nam kažkokį istoriją. Wow. Ir dabar datė pagalvojau, jeigu tas žmogus, katras užrašė ant istorijai, lietuvis ar lietuvi, žiūr mano video ir galvoja, čia aš užrašiau, man sprogs smegenys. Nu, nusprendžiau pasinaudoti aš to gidą paslaugom, tai aš pasėmiau mano numerį, po to parašiau nam ir jis man valandą, niek neatrašė, galvoju, nu bet, blemba, kaip gaila. Bet jo atrašė, susitarėm, neėmėjau pilną paketą, nusivešiu tokis įkelis veits, katros man įdomesnis atrodo. Ir dabar esu jau pirmo veito iš tikrųjų. Esu pritokį kriokliaus, nu dabar tiksliau einu linkano. Pažiūrėsim, kaip šitas krioklys atrodo. Oi, čia matau bus nice. Tai jau parodys ir jum. Nu gražia, tik dabar reikia lėpti atgal vėl į kalną. Labai nepatinka. Čia šiaip dar gali pasivažinėti su tokiom mašinytėm ant bėgių. Nu žodžiu, atrodo smagia šiaip, bet apie 8 eurus kainuom, tai nežinau, ar bet šiaip šiandien daug pinigų išleis, tai manau, kad pasauju šį kartą. Dabar varom į Ketveidą su savo gidu. Lem nepaklausiau, kur. Nu bus staigmen. Į kavos plantaciją kažkokį atvarėm pasirodė. Įdomi, šiaip įdomi.
O, kavos papėlis atrodo. Skrudinti beliai. O gal dar kažkas daryti? Luca, Guido, they eat coffee and they poop out. I know, yeah. Ten yra kažkoks gyvūnas, katras pašik ir tipo išano kakų kavą gali pasidaryti po to. Sakė, kiek tu pafilmau, kad uždarimų nenaro, pats lauki. Čia ir tas gyvūnas iš katro šūdų gali daryti kavą po to. Nu, nežinau, matos, bet ne užteks. Čia to gyvūnų šūdas. From animal. Čia tipo, nesupratau, ko tas žodis reiškia, bet čia takau tos papėlis tipo susveist. Ir žiaurės skaniai kvep dėl to. O tuos papras iškart skiras tas kvaps, bet čia tai skaniai belekiai kvepiai. Koks ilgs rankas. Žait gaudį. Kon, tu čia svaist. Un stručiaus gali tipo pajudinėti. O nebegliūčiai. Nu, ko nežinau, galėtų gal nejudinėti. Dramblių šitą irgi. Nu, krokodilų danes maits, man atrodo. Surenku 10 laikų ir įlipu. Kapaniai čia gyvenant vonios plėtėlį kažkokiu. Kodėl laukas iš čia? Atsivežimų iš tikrųjų į kavos plantaciją, bet čia dar į zoologijos sodas prie to patį. Bet labai levom sąlygom čia gyventi gyvūną. Pala, kur man gids? Thank you. Stojam bišledų pavalgyti šoferiukų. Blemba čia geri. Apačio avokads ant viršaus ledą ir dar, man atrodo, kondensuot peinų špylį ir reištų pabarsti. Tai, man atrodo, kombo geras. Turėtų būti skanė ir kainavo tik 8 centų. Nu, vo, parvežimų jau šoferiuks, baigėm ekskursiją, atsisveikinom, atsibučiavom. Tikra geras gidsunca, normaliai šneka anglišką. Visai patiek, kad už tokį kainą, tai čia betkiai gerai. Ir apie 2,5 valandos išvės užtrukom ir runsmoins paprašė 15 eurų tik tas. Šiaip man labai patinka, čia Vietnami neapgaudinė turistų kainas, nu kokį ir tokį ir pasaka. Jeigu būčiau čia Turkijoje pasiėmis tokį vagidą, būtų sakęs $100, my friend, good price, good price. Okay. Hello, thank you. Vietinį valgyklą. Ko man su tau reikia daryti? Aš čia sriubų kažkokį yra, kas? Man atrodo, pasanus krevetis nėra kažkoks delikates. Apklausiau, kiek kainuom šitą krevetis, čia su kažkokiam mesom dar. Sak 30 000. O ką paklausiau, kiek kainuom vištienos kulšėlį, sak 50. Valgom krevetis tad. O dabar varom jau į viešbutį. Iš tikrųjų, aš jau buvau, apsižiūrėjau ir man tai patinka. Pažiūrėkit, tai jums patiks. Taip atrodė šuris. Žeinam. Čia kavos, man atrodo, gali pasidaryti. Pianinų turam. Taip atrodo. Man tai čia dvelk prabanga. Mano kambarys yra antrame aukšte. Ir laipta. Bet kas, ar aš kažkoks prasčiauksias, kad čia laiptas lipčiau. O, atvažiavo.
Kaip elegantiška duris atsidarė. Čia varom. Dabar dar nevarom į kambarį, o į apačią važiuoju. Virš man reikia. Turam pool stalą, kurį jaučiu pažaisti. Turam baseiną. Bet tas baseinas, nu, toks, nešvars ir nenaudojams tikrai. Nu, jo, tai dėl vaizdans čia tik. Tai nežinau, einam į kambarį jaučiau. Ai, liplaiktas greičia bus. 206 man kambarys. Nu, užeinam. Čia gali pasispausti, kad netrukdytų tau dabar. Čia viskas matos irgi, ką paspaudi. Ir tada gali dar paprašyti, kad sutvarkytų tau kambarį. Bet dabar netrukdykit manis. Gera. Įeinam ir turam kon. Veidrodį, kriauklį, plaukų džiuvintovą, munį, 2 kruziukus atsigerti, šampūną ir dušukėlį, šukas, porą komplektų duntų šepetukų su pasta, atsigerti vandens, virdulys, čia tas, kur drėgmį surenk, toliau, bam, čia tūliks, dušas ir čia ir prikols, vonitoram, pripat long. Tai čia praktiškai įeini chatą ir tu esi vonio, sakykime. Porą rankšluočių dar padėt. O dabar, mėlėjai, užeikime svetainę. Nu čia aš jau sujaukiau tam podišką. Tai ko, nežinau, dėdėlį lovų paprast. Tėliks, katro nežiūrės. Čia šmutkis man jau padėts, šalitaus ir dar. Tapkis. Nemonų dydžiaus. Masažin kėdė. Bet jo, čia yra tai 2 pagrindiniai dalykai, dėl ko aš čia bukinau tom kambarį. Ir gal dėl to, kad vaizdas visai gražus prolonga. Matom vės miestą. Nu nežinau, man kaip kaimiečiau, tai čia pasak. Jum gal čia įprasta, gal įprastesnį viešbutį ir net nevarot, kaip keliaujat. Čia šiaip reik biški remontas einom. Taip, jeigu iš arčiau pažiūrėsi. Bet iš toliai, vizualiai. Nu, matos irgi, nu, bet normaliai ir šiaip. Bet sakau, čia yra geras dalyks. Ir čia ir geras dalyks. Tai jo, biški aš gal pamelavauju, ne 20 eurų kainavo, o 24. Nu, kaip jūs vertinat kainas ir kokybės santykį? Štai vertinu. Labai gera. Nusimaudžiau, pasimasažavau to kėdė ir ėjau pokaičiaus. Valandėlį, gal pusantros pamėgojau. Ein dar dabar iki parduotuvės, gal nusipirks kažkon. Ir reik dar šį vakar vonį prisileisti. Reik išnaudoti, Jėzau Marijai, teik pinigų išleidau. Jau ir esu golti, nes rytoj iš ryt varysiu jau į kitą miestą. Nu, jei lepinu šiandien, tai lepinus pasimėjau šitą pizzą, užkandžių atsigerti. Pizza 6 eurų, čia 2 pem, man atrodo. Nu, šiandien tai ką bagotyrius gyvenu. Bet nu rytojaus viskas reik valkatauti pradėti, nes čia per daug jau sau leidu. Leidu vonę, biškėlį pamėrkus vonio ir esu golti. Ir iš tikrųjų manau, kad užbaigiam ton video, apžvelgiam tus hostelius, už 2 eurus ir už 20, už 24. Tai nežinau, katram jūs mieliau apsistotumėt. Ar vat kaip keliaujat ant apgyveniniam geriau pataupot biškėlį ir leidat gal daugiau kitim dalykam? Ar jum tas apsistojams ir ganėtina svarbus ir norat to komfortą ir mėgtat tik normalesnius hotelius. Tai ko, ačiū, kad žiūrėjot, labai ačiū jums ir susimatom už 2-3 dainų ir aš sveikinsiuos iš kurortinės Vietnamo miesteliaus pavadinimu Nha Trang. Kā per vies laik, siuntu jum bučki.